Sveiki visi draugai, bičiuliai. Nu ką, turėjau, aišku, su jums sveikintis vakar, bet išėjo taip, kad važiavau į vieną tokį perspektyvų lauką, kurį tiksliai žinau, kad yra supeštas, bet nuvažiavau, žiūriu, kad jau ūkininkai sėja lauką. Nu, kas liko daryti? Apsisukau, važiuoju namo, žiūriu, palei kelią kitas ūkininkas suskutinėja lauką. Įjungiau žemėlapį, žiūriu, tam lauke irgi stovėjo namai, tiek cariniai, tiek smetoniški ir sovietinių dar ten pat irgi buvo. Tai sustoju, nuėjau pas ūkininką, paprašiau. Ūkininkas leido, ačiū jam už tai. Nu, galvoju, pasivaikščiosiu, bus, nebus, nebuvo niekada tam lauke. Jau į lauką, ogi žiūriu, nu, kad tikrai ten vertas dėmesio laukelis. Ir monetų, ir šiaip įdomių dalykėlių neblogai lenda, bet bėda ta, kad per žioplumą palikau kamerą namie. Ne tik kamerą ir dėžutę dar monetams palikau namie. Nu ir kas beliko, tai nieko man neišėjo, pasidalinsiu jumis, ką ten radau, bet parodysiu jums viską, ką radau vakar tam lauke, o šiandien iš ryto vėl susirašiau į tą patį lauką, nes ten laukas gan didelis, signalų daug ir dar ploto neištyrinėto ten liko nemažai. Taipogi ir kolega vakar prisijungė, tai su kolega pabendravom maloniai, pasivaikščiojom po lauką ir pradėjo temti, išvažiavom namo. Nu ką, žiūrėsim, kas šiandien išlys. Tai va, bičiuliai, tai dalinuosi radiniais iš to lauko, iš tikrųjų nemažai monetų, nemažai visokių religinių dalykėlių, kaip kryželiai, medalikėliai, monetos. Nu, įdomus laukas. Dar ten yra nemažai kur pasivaikščiot. Nu tai ką, susimatysim vėl tam pačiam lauke. Iki. Nu ką, hebra, turim tokį signalą šiam 970 tiesiai ant kolegos pėdos. Pažiūrim, kasgi čia bus. Kur čia? Nu, turbūt duobelė turėtų būti, galvoju. Nu ką, žiūrim, ką turi. Čia jaučiu. O čiagi vyručiai turim arklieną. O tokio. Įmam. Turim signalą 7-7, 8-1. Iki 8-1 toks signalas. 7-6, 7-7 dabar liko. Na, pasižiūrim. O čiagi pas mus medalikėlis. O toks va, aliuminis. Gaila, kad nesidabrinis. Bet gražus. Įmam. Čia pas mus signalas 7-6, 7-2. Kažkas tai tokio. Čia kažkur turėtų būti. O, kas čia? Čia greičiausiai, jo. Čia greičiausiai arba nuo arklio pakinktų, arba nuo baldo. Bet greičiausiai, kad nuo arklio pakinktų arklieną va tokia. Išlūžo ir iškrito. Gražiai dar tokios nematęs, iš tikrųjų. Įmam. O čia, bičiuliai, turim 31-32, pačiam viršų visai, tikrai čia kas nieko nereikės. Čia kažkur. O čia mes turim kristinką. Jeigu nebūtų va šitos smėliškos patinos, tai galėčiau sakyti, kad dabar tik nukalė ją. Labai gerai išsilaikys. Superinė moneta. Įmam. O čia, bičiuliai, turim signalą PM7, PM8.
Iškasiu. PM6, PM7 dabar. Nu, žiūrim, ką čia turim. Šį kartą. O! Nu, čia tai geras. Dar tokios nebuvo iškasęs iš tikrųjų. Tokio dydžio muškėtos kulkos. Kai čia dramblių šaudė, dramblių atrodo nėra čia. Bet jau su tokia, jeigu kliūtų, mažai nepasirodytų. Įimam. O čia signalas nuo KM8 iki PM6. Įdomus, trūkinėjantis kažkoks. Atsimusiu signalą. 56 dabar rodo. Kažkur. Ups. Žiauriai gaila, kad perlenkta. Sidabriukas. Išsilaikęs tai super, bet gavęs čia su technika kažkokia. Gaila. Įimam. Čia turim signalą 96, 91, 92, bet toks labai neaiškus tas signalas, tai čia neaišku. Čia turėtų būti kažkur. Labai jau toks džeržginis. Čia kažkur jaučiu. O čia vyručiai yra apvalus. Oho. Kas čia? Peršautas kažkas. Kažkas peršautas ir dar, man atrodo, sidabrinis, jo. Čia kažkas dar prirūdys. Ar čia peršautas, ar prikaltas, o čia dar skylės kažkokios, bet toks jausmas, kad sidabrinis tas daiktas čia pas mane, bet neaišku. Kažkokie va čia užrašai matosi, bet jis apsilydęs. Įima. O čia turim signalą 38-40. Žiūrim, kas čia. Čia kažkoks pasmystas signalas. Čia jaučiu kažkur. Čia netoli to daiktų radau, kur buvo apdegęs. Čia irgi kažkoks varis, o čia greičiausiai varis su sidabrinė monetom greičiausiai susilydę. Varinės ir sidabrinės. Tokį jau visų radęs, bet čia sunku pasakyti, ar monetos buvo, nes nieko nebeišlikė. Nu, pasivalys bus matyti. Įima. O čia signalas. Čia signalas KM3. Kas tai tokio? Negiliai čia buvo tas mūsų objektas. Nežiūrim, tai čia. Napoleono saga. Napoleono kariaunas. Numeris 15, bet čia, man atrodo, Lenko pulkų. Tokios būdavo jos truputį kitokios. Įimam. Einam, ieškom, randam. Čia turim labai silpną tokį signalą nuo 5 iki 7.3. Vos toks juntamas. Dabar 6 rodo. Bet jau signalas aiškesnis liko. Kažkur turbūt prie juodo metalo buvo. Tai nelabai. O čia va pas mus yra buratinas, vyručiai. Dar gyvybės likę jame. Įimam. Čia turim signalą 9493. Pasižiūrim.
kažkas iš šito išeis. Iškasiau dar. Tikrai duobėta rana. Op, yra. Yra chebra, žiūrim. Penkias kapeikas, bet apkramtytos tai normaliai. Kas čia gadarė iš jų? Masonas. Erelis dar naleistais sparnais. Ir 5 kapeikas. Tai gaila, kad kažkas jas apkramsnoja dėl kažkokių tai tikslų. Įmam. Čia turim signalą pačiam viršui. 72, 75. Nu, pažiūrėjom. O. O čia pas mus dar vienas. Buratinas. Įmam. Čia turim. O čia, bičiuliai, turim signalą 53, 54. Čia 65, 55 dabar man. Šutinė. Ai, čia turbūt jo. Čia dar viena arkliena. Tokia gėlytės formos įdomi. Atlūžo. Įmam. Čia turim signalą 82, 84. Čia kažką čia. Čia kažką. Čia visur jau viskas skamba. O čia vyručiai va. O čia yra apvalus. Ir čia mes turim. Ja. Čia mes turim 1 kapeiką. Nikolajas II. Tai nelabai dabar žiūrėsiu. Bet pasivalys bus matyti. Įmam. Signalas buvo 36 ir va tokia įdomi saga iškrito. Su įdomiu tokiu žymėjimu, net lūžus. Kažkokie 3 kaip pagaliukai. Jeigu ką žinot, kas per sagą, palikit komentarą. Ačiū. Čia vyručiai signalas 57, 59. Šiai toks. Gražiai skamba labai. Signaliukas šitas. Na, pažiūrėjom kažkaip. Ot, jau matau. O, vyručiai. O čia va. O čia va yra apvalus. Nagi pažiūrėjom. O čia yra 5 centai vyručiai, 36 metų. Bet šitas tai gražiai išsilaikęs. Jie retai tokie būna gražus, bet čia smėlis, tai labai gražiai išsilaiko. Įmam. O čia, bičiuliai, turim tokį signalą 31, 34. Nu, pažiūrėm, kas čia. Turėtų būt. Čia kažkur jaučiu. Kas čia? Oho. Na, čia įdomu, žinai. Neaišku. Dar tokių nesu matęs. Kažkoks kryžius. Toks kaip vokiškas pirmo pasaulinio. Skylutė yra ant kaklo dėt. O čia net nesuprantu, kas. Nu, reikės pavalyti, pažiūrėti. Iš arčiau, nu, labai įdomus. Dar tokių neteko matyti. Įmam. Signalas buvo 33 ir va. Pas mane iškrito va toks va žiedelis. Labai labai mažas. Vaikiškas. Varinukas. Įmam. Čia, hebra, turim signalą 39-40. Čia kažkur turėtų būt. Čia
kažkur. Kur čia? Opapa. O čia chebrytė yra apvalus. Monetas šauniai čia išsilaiko, nes smėliukas. Patinka man tokias vietas su smėliuku, 5 centai, 25 metų. Šauniai išsilaikęs. Įmam. O čia, bičiuliai, turim signalą šiam 7, šiam 9. Čia kažkuris pas mus. Nu. Upa, čia. O čia dar viena. Arklėna greičiausiai čia buvo. Ja, įdomios formos. Im. O čia vyručiai turim kem 1, kem 3, kem 5 panašiai. 1, kem 5, toks panašiai signal. Čia kažkas. Jaučiu. Opa. O čia hebrava. O čia yra apvalus ir čia, man atrodo, yra sidabriukas. Jo, čia yra švediškas. Švediškas ore. Graži švediška moneta sidabrinė. 1,7, 1,7, man atrodo, tokie metai. Įimu. Čia, bičiuliai, signalas 501, 502. Čia kažkaip turėtų būt. Čia dar vienas apvalus aš matau. Čia. O čia mes turim 2 centus. Buvo 5 centai, o dabar 2. Bet šitas jau toks truputį paėjęs, bet dar pasivalys, man atrodo, bus labai graži moneta. Įmam. Čia turim signalą 8,1, 8,3 pačiam viršui. Čia kažkas. Ir kas čia turim. O, tokia saktelė. Įdomi saktelė dar tokios. Neteko pakelti iš tikrųjų. Čia jau taip turbūt buvo. O, taip va. Jau. Gražiai. Įma. Buvo šiam 4, šiam 8 toks neaiškus signalas. Džeržgintis greičiausiai buvo ant metalo. Ir va toks medalikėlis pas mane iškrito. Išsilaikęs tai va. Gaila, kad jis vėl aliuminis, o ne sidabrinis. Įimam. O čia turim tokį signalą 8,5, 8,6, jo tikrai. Kas čia nereikia. O čia pas mus yra arklėna. Ir šita dar su pasidabravimu buvo matosi. Gaila, kad truputį palūžus, ir su technika dar gavosi greičiausiai. Kažkada buvo labai gražiai. Įimu. O čia turim signalą kem 5, kem 7. Čia turėtų būti.
kažkur jaučiu. O, jau matau kas čia. O čia dar vienas smetanskas egzempliorius, 10 centų. Irgi super išsilaikęs. Vėjas didelis, tikiuosi gerai girdisi. Įmam, einam, ieškom, randam. Čia vyručiai turim signalą PM7, PM9, bet čia viršujas, čia kažkur. Čia kažkur jaučiu. O čia vyručiai kažkoks tai... Ai ne, jau papuošimas, bet čia greičiausiai, nu galėjo būti ir papuošimas nuo kažko, bet galėjo būti ir arklieno, nors tokių arklienų aš nebuvau sutikęs. Tai greičiausiai čia galėjo būti papuošimas ant rankinės kokios. Čia užsegimas greičiausiai buvo. Nu, gražus. Įmam. O čia turim signalą vyručiai. Kem 5, kem 7. Čia kažkur. Šį kartą pas mus. Op. O, vyručiai. Čia matau kas čia. O čia yra dar vienas smetanskas 10 centų. Truputį apaugęs šitas, bet jie nusivalo labai greitai. Super. Nemažai šiandien. Ir vakar dar buvo tas metansko, bet ir šiandien jau keletas papuolė. Įmam. O čia vyručiai signalas 49 PM4. Jis pačiam viršui čia kasti jau tikrai nereikia. O čiagi pas mus dar vienas švedas. Bet čia šiuo metu neįmatysiu. Reikės pavalyti su F raidė ir karūna. Įmam. Čia turim signalą nuo šiam 4 iki 8-4. 8-1, 8-3, kažkas tai tokia. Čia kažkas, kažkur mačiau kažką. O, kasgi čia yra. O čia metalų gabalas kažkoks įdomus. Nu, kažko buvo. Įmam. Čia turim signalą 7-4, 9-8, toks įdomus labai šaknėjantis signalas. Čia labai turėtų būti. O, matau jau. Jau matau vyručiai. Čia yra Nikolajaus antrojo 2 kapeikos. Kokie čia tie metai? 1911, jau viena iš paskutiniųjų kalimų. Išsilaikė super. Šitą tai tikrai graži moneta. Įmam. Čia, bičiuliai, turim signalą KEM 7 50. KEM 9 dabar. O, čia yra dar vienas apvalus, o jis. Ir čia, man atrodo, yra smetanski centai. Jo. Pagal dydį 10, bet jau tas labai apaugęs, aplipęs su kažkom. Įmam.